Kaip matot, prie laižyklų žvėrys lankosi, ištrintas visas krantas, bet aš jiem dar tokį lifehacką darau, kad būtų įdomiau prie druskos. Visą laiką užpilu rypo nektaro obuolių kvapo, kuris labai gerai vilioja tiek šernus, tiek elnius, tiek stirnas, tiek visus gyvūnus, kurie ateina druskos palaižyti. Ir ką dar būtinai darau, pripylęs nektaro ant druskos, tai vat irgi rypo tepama druska yra, labai aromatinga, su kukurūzų kvapu. Tai šios būtinai patepsiu, vat šalia druskos yra nuvirtęs medis toksai, tai patepsiu kukurūzų druskos pastą ir garantuoju, kad čia lankysis ir briedžiai, ir elniai, ir šernai. Druska ir rypo nektaro obuolių skonio tikrai naudoju jau ne pirmi metai. Kaip matot, žvėrys lankosi visur ir tikrai geras reikalas, tikrai siūlau visiems išbandyti. Daug jo nereikia pilti, tikrai labai stiprus kvapas, stiprus aromatas ir gerai vilioja tiek briedžius, tiek elnius, tiek visus kitus kanopinius gyvūnus. Išbandykit. Šitą vietelę iš visų superinė, čia elniai labai mėgsta lankytis ir vanduo yra šalia jiem atsigerti ir druskos palaižyti ir va čia paskui eina maitintis į šitus laukus. Tikrai labai gera vieta, tikrai pasiteisina druska ir rypo nektaras obuolių kvapo.